Na štai, sveiki visi. Aš esu Vordas iš tinklalapio Mobai.lt. Na, turbūt tai jūs supratote. Ir aš norėčiau jūs išmokyti šioje video pamokoje, kaip į telefoną įkelti fontus. Na, dar kitaip sakant, šriftą. Taigi atsidarome programą File Manager. Aš pridėjau failus prie pamokos. Spaudžiame Alt plus F1. Renkamės Just the Flasher. Tada pasirenkame DB2020, DCU60 ir greitį didžiausią. Spaudžiam Jump down into a large rabbit hole. Ir kai aš paspaudžiu šį mygtuką, nežinau kaip priklauso, aš paaiškinsiu, reikia laikyti tam tikrą mygtukų kombinaciją. Mano telefonas yra V880i ir aš turiu laikyti prijungęs telefoną dvejetą. Taigi, kai paspaudžiu šį mygtuką, aš telefone paspaudžiu dvejetą, prie jo prijungiu USB laidą ir laikydamas mygtuką prijungiu prie kompiuterio. Taigi matome, kad prisijunginėja. Dabar galime atleisti mygtuką, spaudžiame OFS, krauna. Taigi matome, dabar mes esame įėję į pačią telefono sistemą, kurioje, galimybės yra gan didelės su File Manager ir Sony Ericsson tobulinimu. Taigi mes turime eiti į direktoriją telefone. TPA preset system fonts. Taigi 2 kartus spaudžiame TPA preset system ir fonts. Taigi matome, čia yra 3 failai. Čia aš esu jau pasikeitęs savo šriftą, taigi pas jūs bus kitaip turbūt, jeigu nesate nieko keitę. Taigi aš esu pridėjęs į File Manager katalogą, patį katalogą šrifto, atsidarome jį. Iš tos pažymime, spaudžiame F8, kad juos ištrinti. Taigi, snapshot čia yra, ne prie ko aš galiu parodyti, kaip atrodė šitas šriftas. Šitas šriftas atrodys štai. Ir čia mane atidaro. Gerai, bišinė sėkmė čia man gerai. Taigi, pažymime su kairiu pelės mygtuku, va štai pakroja. Štai taip pasikeis jūsų šriftas. Iš originalaus į tokį, jeigu viską teisingai padarysite. Su kairiu pelės mygtuku pažymime fonts, segoja print TTF, segoja print B. B tai reiškia, kad bold, paryškintas, bet šiaip dažniausiai jo neprireikia. Taigi perkeliame ir spaudžiame copy. Palaukime, kol įkels. Taigi mes į sistemą įkėlėme naują šriftą. Dabar spaudžiame šios 2 taškiukus ir spaudžiame iki raudonos lentelės. Štai. Ir spaudžiame, rašo iš šio, spaudžiame yes. Taigi štai ir viskas, mes įkėlėme naują šriftą ir belieka ištraukti, atjungti telefoną, išimti ir įdėti bateriją ir tada įjungti telefoną. Na štai ir viskas.